Labas vakaras visiems, kas mus Labas žiūri. vakaras. Šiandien noriu pristatyti Jums naują svečią, Gintarą Daugirdą, kurį pažįstu nuo pat vaikystės, kūdikystės. Jisai man labai artimas yra ir labai mylimas. Jį, aišku, dauguma pažįsta kaip fotomenininką, bet jau 6 metai, kaip Gintaras studijuoja vedų astrologiją, numerologiją ir kitus panašius tokius mokslus. Ir nori šiomis žiniomis, atėjo laikas, gal sakykime, tai pasidalinti jomis. Dar norėčiau pasakyti, kad jūs iš karto žinotumėt, kad mes kalbėsim kažkur apie valandą. Ir šio laivo metu mes pakalbėsim trumpai pirmą pradžioje apie vedas, apie mokslus, kurie aprašomi vedose yra. Tada Gintaras trumpai pasidalins būtent tomis savo žiniomis apie numerologiją, apie skaičius, kaip mes galim juos pritaikyti savo gyvenime. Aptarsime net ir metų skaičius, gimimo ir ką jie duoda mums, kodėl jie mums naudingi, ką mes galim iš to turėti, sakysim. Taip pat laivo metu bus rodomos skaidrės ir tos skaidrės paskui galėsite jas ar pasižiūrėti, ar atsisiųsti pas save iš Facebooko puslapio Gintaro, kuris vadinasi Vedija. Tai dabar trumpai pradžioje norėčiau tavęs, Gintarai, paklausti, kaip tave būtent, kas tave galbūt pastumėjo, ar atvedė tave būtent į tą numerologiją, astrologiją, kaip tai prasidėjo, kodėl tai prasidėjo tavo gyvenime? Dar kartą pasisveikinsiu su visais, sveiki visi, tie, kurie žiūri ir tie, kurie žiūrės vėliau. Dabar kas čia mane taip užkabino, ar ne? Jo, visi žinojo mane kaip fotomenininką ilgą laiko tarpą. Ir prieš 6 metus atsitiko toks reikalas, taip sakant, tai buvo staiga ir netikėtai. Tiesiog taip, tas, kas dabar pas mus populiaru yra internetas, ar ne, dirbtinis intelektas, tai va, be naršydamas internete po YouTube pamačiau Vladislavą Pališčiuką, jis pats ukrainietis, astrologas, jo buvo, reiškia, streamai, pamokos apie astrologiją, kaip galima susidaryti savo natalinę kortą ir taip toliau. Tai pažiūrėjęs jį, vat, pas mane atsitiko iš karto toksai, reiškia, kažkas tokio užkabino, kur aš pats net nesitikėjau ir visiškai negalvojau, kad nebuvo pas mane niekad gyvenime tapti astrologu, nors tas... Aš kaip suprantu, čia kai buvo vienas tiesiog taškelis, žingsnelis, kuris tave, kaip sakant, stumėjo į tai. Iš esmės taip, bet turiuomenį dabar tai jau žinau, bestudijuojant astrologiją, tai kaip tik visiškai neseniai pamačiau, kad yra tokia pozicija astrologijoje, kur atėjo tam tikras laikotarpis ir kad žmogus tiesiog staiga pakeis savo veiklą 180 laipsnių kampu. Tas ir atsitiko. Dabar aš turiu atsakymą, kodėl taip atsitiko. Be abejo, tai tau kaip ir astrologija būtent ir net ir padėjo dabar susigaudyti savo gyvenime kai kuriuos kažkokius tai kažkokius tai, kaip čia pasakyti, įvykius, kurie įvyko. Manau, kad kiekvienas žmogus, įdomiausias žmogus žmogui yra jis pats, ar ne? Tai kažkada, kai skaitydavau horoskopus, kurie būdavo kaip saldainiukas įdėti žurnaluose, laikraščiuose ar dar kažkur tai kažkurio momentu supratau, kad tas nedirba. Pradėjau žiūrėti, pastebėjau pas save, galvoju, iš kur pas mane tas, iš kur pas mane šitas, iš kur pas mane tokios savybės ir taip toliau. Tai į šitos visus klausimus aš gavau astrologiją. Turėjomeny, vedų žinios padėjo tame. Dar norėjau pasakyti, kad aš žinau, kad tu jau tiek mokėsi, kad turėjau 5 sertifikatus ir dar toliau studijuoji. Tai, o pas ką tu mokėsi, pas ką tu studijavai ir iš kur dabar pas tave tokios gilios žinios yra? Berods 18 metais tai buvo tokia pradžia. Reiškia, internete vėlgi suradau mokytoją Baibą Sturite, jinai pati iš Latvijos, astrologė,
kurį ezoterikoje jau virš 20 metų, 25 ar beveik 30 metų. Tai pas ją pradžiai praėjau video kursą Vastų šastros, tada dar pakartojau, mane buvo pakvietę ten į streamus. Reiškia, pirmas mokslas buvo Vastų, tai yra erdvės planavimas. Ir toliau aš nusprendžiau mokytis pas Vaibą, kadangi jinai, europinių pažiūrų, tai yra bazinis kursas, metam laiko, su rimtais egzaminais. Šiaip beje, Vaiba labai kieta moteris, labai disciplinuota, mokslas ne šiaip savo, turime labai sudėtingi egzaminai, tikrai išlaiko egzaminą mažiau nei trečdalis, tai yra ganėtinai rimta. Ir po šito man dar neužteko. Aš nuėjau pas tą patį Vladislavą Poliščiuką pasimokyti numerologijos, tai yra Vastų, Sankijos šastros. Tai yra mokslas apie numerologiją, iš ten taip pat turiu sertifikatą. Mokslai nėra tam, kad sertifikatas, tai yra tiesiog įrodymas to, kad tu pats savo įrodai, kad taip, tu mokėsi, tu dirbai ir tam yra kaip įrodymas. Taip, aš net ir jaučiu, kad tu turi tiek daug žinių, nes aš jau tavęs ne vieną kartą dėl daug kurių dalykų tavęs klausdavau ir tu man tikrai daug esi pasakęs, tokių patarimų esu gavusi, kurie tiesiog iš tikrųjų taip ir įvyko. Ir aš jau pati ne vieną kartą jau pajaučiau, kad tikrai ta nauda. Ir dar, kaip tu pasakei, apie tos žurnaluose, aš irgi anksčiau skaitydavau ir jie man visai netikdavo. Bet dabar, kai tu labai taip jau giliai žinai ir kai tu pagal mano tiksliai datą pradėjai sakyti, tai aš tiesiog pajaučiu visai kitokį skirtumą. Aš tada matau, kad tu kalbė apie mane, o ten tai toks jausmas, kad nežinau apie ką, gal kažkam ir tinka, bet man tada tikrai netiko. Bet tai tu esi baigęs jau nemažai ir mokaisi, bet tu dar labai trumpai papasakok apie tas Vedas, sakysim, ką jos... Taip, kažkokį tai įvadą vis tiek, galbūt ne visi žino, kas tos Vedos, iš kur, su ko jos valgomos, iš kur jos atsirado. Tai Vedos buvo parašytos daugiau ar mažiau prieš 5000 metų. Jos parašytos sanskrito kalba. Tai yra, manoma taip, kad Vedas apskritai davė žmonėm dievai, kadangi pati sanskrito kalba, visos kalbos išsirutuliavo iš sanskrito. Labai daug žodžių, ką mes turim lietuvių kalboje, ir rusų kalboje, ir apskritai ir anglų kalba. Visos kalbos tikrai yra labai didelis ryšys su sanskritu. Į Vedas, jos, tai yra tekstai, tai yra šventi tekstai, jie beje yra daug tūkstantmečių turėmenį iki tol, kol jas užrašė, tai yra prieš 5, tai reiškia daug tūkstantmečių iki to žmonės jos tiesiog perdodavo iš lūpų į lūpas, tai yra mokytojai mokiniam, jie žinojo tik tai brahmanai, tai yra mokytojai, ne visi žmonės turėjo galimybę susipažinti su tom žiniom, ir jos beje buvo dainuojamos tam, kad būtų lengviau jas įsiminti. Šiaip eilinis žmogus sunkiai suvoks, kas tose giesmėse, tose tekstuose yra, nes tai yra giesmės tekstai. Tai tam yra žmonės, kurie verčia tai, taip sakant, į mūsų paprastų žmonių kalbą. Žmogišką kalbą, taip. Taip, galima pasakyti, kad šitai. O kiek mokslų yra Vedose? Ką aš ir norėjau pasakyti, kad bene žinomiausia Vedų knyga tai yra Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tai yra dalis didelio kūrinio Mahabharata, didžioji Bharata, nes tada žemė buvo, taip sakant, viena Bharata. Dabar mes turim susidalinę į daug šalių, o tuo momentu buvo buvo Bharata. Viena šalis buvo, sakykime. Taip. Ir visos iš esmės tai žmonės gyveno pagal Vedų tradicijas, pagal Vedų kultūrą, taip sakant, mūsų protėviai žinojo, kad ateina Kali Juga, tai yra mes turim 4 jugas. Tai vat Kali Juga jinai ir prasidėjo prieš 5000 metų, prieš prasidedant Kali Jugai. Išminčiai žinojo, kad taip atsitiks. Ir reiškia, jie Vedas užrašė
ir toliau kartos tai perdavė rašytiškai, perrašinėjo iš kartos į kartą. Ir tu, kai sakai apie tą Kali Jugą, tai aš irgi, Vedos irgi man įdomu ir aš skaitau, irgi klausau daug. Tai man labiausiai tas įdomiausia buvo, kad kai ateina tą Kali Jugą, kad žmonės nebeturi tokios atminties ir užtat reikėjo viską užrašyti ir užtat pas mus dabar žmonės visą sako, oi, aš nieko nepamenu. Tiesiog taip turi būti, dėl to, kad dauguma ir yra, kad trumpalaikė atmintis dabar pas žmonės yra. Tuo labiau, kad dabar informacijos yra tiek, ką mes anksčiau gaudavom per 100 metų, mes čia per dieną gaunam tiek informacijos ir turimini žmonių galvos užkimštos labai stipriai viskuo, bet ne savim pačiu. Tai čia didžiausia problema. Šiuo metu žmonės pasimetė, jie nebežino, kas jie tokie yra. O dabar tai kokios yra mokslo šakas studijuoja, ta prasme, moko? Jeigu šnekėt apie, kasgi parašyta Vedose, tai yra visų pirma, tai yra praktiniai dalykai. Turime jos truputėlį gal šiek tiek pavardinsim ir truputėlį apie jos pašnekėsim, apie tas žinias. Apskritai Vedos, jeigu vertimas tiesioginis būtų, tai yra pats žodis reiškia žinias. Rusiškas žodis yra vėdat, znat, žinoti, ta prasme, tai tiesiog Vedos yra žinios. Tai galim pradėti nuo astrologijos. Astrologija turbūt pats žinomiausias, vienas iš tokių mokslų, kur mes nuo labai senovės žinom apie tokį mokslą. Astrologija, reiškia, užrašė išminčius Brigumūnį, yra jo parašytas Džiotiš traktatas, tai yra apie nuodugniai, smulkiai surašyta planetų padėtis visatoje. Tuo remiantis Džiotišas, po šiai dienai mes remiamės tais raštais. Tai yra seniausios žinios iš šitų atsirado dabar vakarietiško astrologija taip pat, kai Džiotišą išvertė į graikų kalbą, tada graikai pakeitė sanskrito pavadinimus planetų į graikiškus, tą, ką mes turim dabar: Saulė, Mėnulis, Saturnas, Venera ir taip toliau. Bet kaip tu, aš atsimenu, sakai, kad vakarų astrologija skiriasi nuo būtent Vedo Džiotiš būtent dėl kažkokių ten apskaičiavimų. Taip, Vedos yra, kadangi Džiotišas apskritai yra konkreti padėtis danguje tokia, kokia yra šiuo momentu. Tai tokia ir yra ta astrologija. Vakarietiška skiriasi 23 laipsniais. Galiu pridurti, tarkim, iš tą vakarietišką astrologiją, kurią mes turim bendrai, apie kurią aš šnekėjau, reiškia, žurnaluose ir taip toliau. Tai jeigu žiūrėti tai, pagal Vedų astrologiją, tada išeitų, kad, pavyzdžiui, jeigu aš esu šaulys, pavyzdžiui, tai reiškia, mano Saulė randasi ženklų prieš. Tai reiškia, Saulė būtų Skorpionė. Taip sudėtinga. Gerai, tai... Jo, gal per sudėtinga dabar pradžioj. Gal tu daugiau apie numerologiją truputį gal papasako, ką... Dar aš noriu pridurti, kad pats supratimas, kad astro tai yra žvaigždė, jeigu taip versti patį žodį, logos reiškia astro, logos, tai yra supratimas. Šastra, tarkim, yra Sankija šastra, tai yra šastra, tai yra žinios, žvaigždžių supratimo, suprasti žvaigždės, taip kažkoks tai vertimas būtų. Tuo labiau sekantis mokslas, kurį mes puikiai žinom, kurį tu pati studijuoji ir dėstai, tai yra Ajurveda, ar ne? Tai yra turiu omeny, visi šitie mokslai yra tarp savęs surišti į vieną bendrą sistemą, Saulės sistemą, taip sakant. Tai sekantis mokslas, apie kurį aš šnekėjau, kurį studijavau, tai yra Vastu šastra, tai yra erdvės planavimas, tai yra kaip pastatyti namą, kaip į kur pastatyti langus, kur turi būti durys, kur veidrodžiai, kur... Aha, o tai čia labai... Jo, bet aš tai suprantu, kad būtent irgi tas Vedose, kur parašyta yra tas
vastu šastra, tai tas pats labai panašu, ką ir kiniečiai fenkšuja. Ne vienas iš kito kaip ir turėtų būti fenkšu išėjęs, ne? Yra toks dalykas, kad manoma taip, kad iš Indijos išminčiai, kada keliavo per Kiniją, kad juos kiniečiai ten, reiškia, kažkokie žmonės pagavo, norėjo su jais susidoroti, vietoj to, reiškia, išminčiai pasiūlė savo žinias, pasakė, mes jums duosim žinias apie erdvę, bet iki galo jie visų žinių ten, ta prasme, neišdavė. Dėl to, tarkim, yra daug netitikimų su feng shui, kai nekas visiškai prieštarauja. Na, bet tiek to. Bet jo, dabar apie tai nekalbėsim. Taip. O tai dabar apie tą numerologiją gal ar... Dar šiek tiek gal, aš dar vieną norėjau tik tai apie dar vieną mokslą pasakyti. Tų mokslų yra daug, tai reiškia apie dar du. Vienas tai būtų apie Nimitą šastrą, tai yra apie ženklų mokslą ir apie Hasta šastrą, tai yra chiromantija. Apie delną, apie ranką, ne? Taip, tai va trumpai apie tai. Tarkim, ženklų mokslas, tarkim, ir mūsų protėviai, seneliai, močiutės sakydavo kažkur tai toks geras ženklas ar blogas ženklas ir panašiai. Tai, tarkim, kaip pavyzdys istorijoje įrašyta ar ne, aprašyta Nimita būtent, kaip pasireiškia ženklai, tai netgi surišta su Lietuva. 1812 metais, kada Napoleonas keliavo užkariauti Rusijos, jisai apsistojo Panemunėje šalia Kauno ir, reiškia, jis tada persirengė į kitą formą ir jodinėjo palei Nemuną ant arklio, reiškia, apžiūrinėjo situaciją, kokia vyksta, ir staiga arklys pašoko, Napoleonas nukrito, jam nieko neatsitiko, nieko nesusilaužė ir taip toliau, bet tai pasirodo prieš arklį prabėgo kiškis. Tai, reiškia, jam jo bendražygiai pasakė, kad tai yra labai negeras ženklas, kaip tik jie ruošiasi persikelti per Nemuną ir jau toliau keliauti link Maskvos, link Rusijos. Tai, reiškia, jį perspėjo, kad labai negeras ženklas, bet be abejo, Napoleono ambicijos buvo kur kas didesnės. Tai va, tas ženklas analogiškai, tas pats su kiškiu, tai buvo su Puškinu. Netgi va neseniai yra pastatytas paminklas, reiškia, analogiška situacija. Puškinas turėjo važiuoti į dekabristų susitikimą. Ir tai buvo žiema, jie dekabristai tam ir dekabristai, reiškia. Ir prieš važiuojant, prabėgo kiškis. Ir Puškinas už karto suprato, kad tai yra negeras ženklas ir jis atidėjo tą kelionę, o dekabristus, kaip žinom, visus suėmė, ištrėmė į Sibirą ir taip toliau. Tai, žodžiu, baigtis buvo bloga. Tai tam kiškiui, kažkur ten Rusijoje, aš dabar neprisimenu kokiam mieste, bet yra pastatytas netgi paminklas Puškino kiškiui. Tai va, tai viena žodžių ženklus irgi reikia žinoti, ne? Tai būtent, su mumis visata visur šnekasi. Tarkim, jeigu šnekėt apie tai, jeigu aš turiu kažkokį tai tikslą, einu iš namų, na ir tarkim, užkliuvau už slenksčio, ar ne, tai jau negeras ženklas, reiškia kažkokie bus trukdžiai. Arba ten, tarkim, deduosi striukę ir nesusisega, saga ištrūko, dar kažkas tai. Ir taip toliau. Taip, kad visada, tarkim, kodėl mūsų močiutės nemėgo tuščių kibirų. Nežinau, ar pastebėjai, bet ir mano močiutė, jinai sakydavo, visą laiką tušti kibirai reikia greičiau pripilti. Tai, tarkim, jeigu mes išeinam į gatvę, ruošimės kažkur tai eiti, yra į kairę, į dešinę, kur eiti. Ir žiūrim ženklus. Jeigu mes savo energetiką nukreipsim į visatą, visata visą laiką mums duos atsakymus. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, matom po kairę einantį kaimyną su pilnais krepšiais, arba, taip sakant, su pilnais kibirais, tai reiškia geras ženklas. O jeigu su tuščiais, tai jau aišku, kad toj pusėje nieko gero nebus. Tai gal perinam tada gal prie skaidrių, ne?
galim pereiti ir prie skaidrių tada. Pereinam tada prie Sankhya-šastros, prie numerologijos. Aš turiu menį, mūsų šiandieninė pokalbis yra daugiau toksai pažintinis. Tai yra, pabandysiu duoti žinias pamatinės, ant kurios surašytos, ant kurių stovi visa astrologija, visi šitie mokslai. Jie visi yra surišti su mūsų Saulės sistema. Apie ją greičiausiai visi žino. Saulė šviečia dieną, Mėnulis naktį, ir ten matom daug žvaigždžių danguje. Tai vedų numerologija, astrologija yra 9 planetos, mes turim 9 skaičius ir 0, nuo 0 iki 9, tai yra viso 10 skaičių. Tie 9 skaičiai pagrindiniai, tai yra 0, kadangi 0 tai yra tuštuma, tai yra nunulinimas. O pagrindinės planetos, tai nuo ko ir pradedam. Kiekvieną dieną mes atsikeliam ryte ir Saulė šviečia. Naktį yra Mėnulis, tai dvi karališkos planetos. Pačios pagrindinės. Taip, Saulė tai apskritai gyvastis ir taip toliau. Jeigu šnekėti apie pačią Saulės sistemą, tai Saulė užima 90% visos visatos masės. Jeigu žiūrėti kaip sąsaja su mokslu, tai labai panašu į atomo sandarą, kadangi atomas turi savo branduolį ir aplink jį ten skraido elektronai berods, ar ne? Tai branduolys taip pat ten užima, kiek prisimenu, apie 99% visos masės atomo. Tai tas makro-mikro, matom sąsajas. Tai mūsų visata, galima sakyti, tai yra tas pats, kaip ir būtų tas mažasis atomas, kur ten visata ir mūsų Saulės visata irgi beveik tas pats. Taip, galima sakyti taip, kadangi mes kaip, jeigu taip žiūrėti žmogaus kūnas, tai per mūsų kūną eina 7 energetiniai sukūrėjai ir jie taip pat atitinka planetas. Jos taip pat yra ir vedai, taip pat. Kaip ir aš suprantu visų. Taip, aš turiu minį ir vastų, ir erdvės planavime labai svarbu, tam yra kompasas, mes žinom, kur šiaurė pietus, tai va, už kiekvieną kryptį atsako planeta. O kitas dalykas, tai, gal toks esminis dalykas, prie ko, taip kaip mes įpratę prie skaičių, kokius mes juos žinom, tai persikelti šiek tiek į kitokią plotmę, į kosminę plotmę tų skaičių. O tai galim tada pažiūrėti, kaip tie skaičiai, ar kaip čia tas planetas? Tai turėjomeny, pradedam nuo to, kad kiekviena planeta turi savo skaičių, taip sakant, už jos yra valdovas, asmenybė, kuri turi savo charakterį, savo charakterio bruožus ir be abejo, kad pirma planeta, pati svarbiausia, kuri duoda gyvybę, tai yra Saulė. Aplink ją sukasi visos kitos planetos. Tai mes turim Saulę kaip pagrindinę, numeris 1, tai yra pirma, antra planeta. O tai gal perjungti tą skaidrę, kur žmonės matytų tos skaičius? Kad būtų tiesiog aiškiau. Šitoj skaidrėj Saulė jinai centre, kaip mes matom, ar ne? Ir toliau aplink ją sukasi kitos planetos. Galim žiūrėti už karto virš Saulės, mes matom irgi baltas veidas, ar ne? Tai čia būtų Mėnulis, numeris 2, taip, antro numerio, skaičius 2, Mėnulis. Tada čia, kiek aš matau, pagal viską turėtų būti, čia ne pagal eilę sudėliot, gal čia greičiausiai... Skaidrė kita, kur ten aiškiai labai matosi kiekvienas skaičius ir planetos pavadinimas pastavė. Tiesiog gali būti kol kas ir tas. Tai čia Saturnas, toliau, perjungiam skaidrę.
Merkurijus, Jupiteris, Merkurijus yra 5, Saturnas Šanė yra 8, toliau mes einam, tai yra Jupiteris arba Brihaspati, Guru, Marsas Mangala, Rahu Ketu, lyg ir visus suvardinau, pasimečiau. Tai galima eiti prie kitos skaidrės ir pažiūrėti, kaip ten iš tikrųjų atrodo. Taip, va, yra labai konkrečiai, reiškia, va, Saulė yra numeris 1, ar ne, Saulė sanskrite vadinama Surija, ta bendrai visur Saulė, Sonce, San, tas žodis daugiau ar mažiau visur vienodai. Mėnulis tai yra Čandra, jo vardas yra Čandra, tai yra jisai be proto gražus mėnulis, jisai yra pasidabinęs baltais ir sidabro rūbais. Numeriu 3 tai yra po Saulės didžiausia planeta Jupiteris. Kaip žinom, Jupiteris yra planeta, kuri į save priima visus asteroidus ten ir taip toliau. Viskas, kas skrenda, jinai mus apsaugo nuo visokių asteroidų ir taip toliau. Brihaspati. Tai dar kartelį pasakysiu, kad Brihaspati tai ir Jupiteris. Jis yra devų guru. Ką tai reiškia devų guru? Demonai, tai va Jupiteris yra devų guru. Sekančių numerių eina 4. Ir tuo pačiu reikėtų pasakyti 4-7, tai yra du skaičiai 4-7, kurie vienas nuo kito neatsiejami. Todėl, kad tai buvo demonas vardu Svarbhanas ir kada demonai ir devatai ilgai, reiškia, buvo tokia situacija, kad jiem reikėjo ilgai dirbti, taip sakant, ir darbo vaisiai, taip sakant, vienas iš jų buvo amrita. Nemirtingumo gėrimas. Ir buvo nuspręsta, kad nemirtingumo gėrimą gers pirmieji devam, tai buvo priskirta. Bet Svarbhanas buvo toks, kad jis apsimetė devato, atsistojo eilę, kai atėjo į eilę, jisai padarė gurkšnį amritos, nemirtingumo eleksyro ir kažką šalia pamatė devatai, kad ir tada sušuko, kad va, pasirodo, čia demonas geria be eilės. Ir tada dievas Višnu su Staršana čakra tiesiog jam nukirto galvą. Ir jisai išsidalino į 2 dalis, liko galva ir kūnas. Ta prasme, galva vadinama Rahu, kūnas vadinamas Ketu. Tokia mitologija atsiradimo, apskritai visos Vedos tai yra kaip mitologija, todėl jos visos surištos su kiekviena planeta yra kaip asmenybė. Jeigu keliausim toliau, tai sekantis yra Merkurijus, arba kitaip sakant Budhi, Buda. Budhi, kaip mes žinom, tai yra intelektas, Merkurijus surištas su intelektu. Jis yra beje ne santuokinis Jupiterio sūnus, kadangi Mėnulis, jis labai gražus, žavus. Apie Mėnulį dar galėsiu daugiau šiek tiek papasakoti. Įdomus personažas, taip sakant. Jeigu užteks laiko. Jeigu užteks laiko. Tai jisai apsimetė Jupiteriu, atėjo pas Jupiterio žmoną Tarą ir, žodžiu, sužadėjo ją ir taip gimė Merkurijus, Budhi. Įdomu. Bet Jupiteris buvo ant tiek geros širdies, kad jisai Merkurijų priėmė kaip savo sūnų. Na ir šiaip labai panašios planetos kažkuo tai. Na, Jupiteris pati jauniausia beje planeta. Va, gerai, sekanti planeta būtų Venera, tai yra Šukračarija, tai yra demonų guru, jo sanskrito kalba pavadinimas būtų Šukračarija. Šukra reiškia sėkla, čarija mokytojas. Tai va,
Tada 8 ir 9 lieka, ne? Taip, sekanti planeta, nes apie Ketų mes jau šnekėjom apie 7. 8 planeta yra Saturnas, tai yra Šanis. Beje, noriu pridurti, kad yra filmas Šani Dev. Ten labai gražiai, tai, ką aš pasakoju, taip pat išdėstyta. Jeigu kam įdomu, tikrai, manau, nežinau, man žiauriai patiko, aš manau, visi, kas susidomėjo astrologijoje, turbūt visi matė Šani Devą. Tikrai nuostabus, puikus serialas. Tai apie Saturną, apie Šanį. Tai Šanis yra Saulės sūnus. Gimė jisai, reiškia, iš Čajos. Čaja buvo Saulės žmonos šešėlis, kadangi žmona negalėjo išlaikyti Saulės karščio ir jinai išėjo medituoti ir vietoj savęs paliko Čają savo šešėlį, kad jinai už ją atliktų savo pareigas. Bet Saulei žiauriai patiko Čaja, kadangi jinai buvo labai, labai faina, tiksliau sakant, trumpai šnekant. Ir gimė nesantuokinis sūnus Saturnas, kurio Saulė nepripažino, kadangi jis gimė tamsiaodžių, tamsus buvo ir plus, kai jisai gimė, jis užtemdė Saulę. Tai Čajai jį augino atskirai nuo visos šeimos. Tai pagal mitologiją šitie du skaičiai, vienetukas ir aštuntukas, tarp savęs jų nuolatinė konfrontacija. Kadangi Saturnas, apskritai, jeigu taip sakyti, tai jisai yra duodantis karmos vaisius, atiduodantis mūsų karmos vaisius. Tai reiškia, ką mes padarėm, ką mes nuveikėm kažkokį tai veiksmą, jis duoda vaisius mūsų tos veiklos, ką mes veikiam. Ir paskutinis Marsas, Mangala. Mangala yra karys, yra kaip generolas, galima sakyti taip, tai yra, jisai gimė iš Žemės, tai yra Žemės vaikas. Jisai raudonos spalvos, jisai surištas su raudonos spalva. Gerai, gal tiek kol kas apie planetas. Jo, tai man tie skaičiai, aš kaip suprantu, jiegi irgi turi tą, būtent, mums turi reikšmę, kad kiekvienas tas skaičius turi savo planetą ir pagal mūsų gimimo datą, aš kaip suprantu, tai ir duoda kažkokią tai reikšmę, taip? Tai būtent energija. Mes patys esame. Galim kažkokį tai pavyzdį pasižiūrėti, išnagrinėti, ką tai tie skaičiai, šitie 9, ką... Galim, sekantį skaidrę ir čia pavyzdys. Pavyzdys, mes turim datą, kaip pavyzdys ir 12 diena, 8 mėnesio, 1985 metai, taip? Tai pirmas skaičius, 12. Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Toliau matosi, čia 1, +2, +0 ir taip toliau surašyta. Tai numerologijoje visi skaičiai yra redukuojami, tai yra sumuojami iki 1. Tai tarkim, jeigu aš gimiau 13, 14, 15, tai arba 12 kaip šiuo atveju, tai yra vienetą sudedam +2 lygų 3. Gerai, galima pasakyti taip, kad šį žmogų gimusi šita data, tai jį veiks ne tik tai trejetas, bet veiks energetika vieneto, dvejeto ir trejeto. Be abejo, kad stipriau veiks energetika, bus stipresnė, kai yra skaičius nuo 1 iki 9. Tai tada jis pasireikš pilna savo jėga. Aš noriu pertraukti vas. Jeigu, pavyzdžiui, pas mane gimimo datoje yra 2 skaičiai, dienoje, taip? Tai diena būtent 2 skaičiai tada reiškia. O jeigu būtų nuo 0 iki 9, tai tada tik tai tas vienas skaičius, ne? Taip, jisai pasireikš tada pilnai savo energetiką, savo jėgą. Tai pas mane, jeigu 3 ir 1, tai pas mane ir 4, ir 3, ir vienetas reiškia. Taip. Ir pas kitus. Visos 3 energijos veiks tave.
Ir čia yra sielos skaičius. Tai yra pagrindinis, su kuriuo mes gimstam, kurį mes atsinešam kažkokius gebėjimus iš praeitų gyvenimų. Tai tarkim galima sakyti, kad žmogus gimęs po tokiu tai skaičium, jis kažką tai jau praeituose gyvenimuose darė tokio, kad jis gimė su šito skaičiu ir jis bus labiausiai juntamas daugiau ar mažiau iki 36 metų, nes mūsų karma subręsta ties 36 metais, kada Saturnas yra lėčiausia planeta, jinai apeina 12 zodiako ženklų. Va, apie zodiako ženklus dar ką norėjau pasakyti. Atitikmenį turim, va, laikrodis, nežinau, va, laikrodį visi žino, ar ne? Tai, tarkim, mažoji strėlytė tai būtų Saulė, kuri praeina per valandą, jinai praeina, tai, sakykime, kaip vienas zodiako ženklas, o Mėnulis tuo pačiu, reiškia, praeina visą zodiako ženklą. Saulė praeina vieną zodiako ženklą, o Mėnulis praeina, reiškia, visą ratą. Tai Mėnulis yra pati greičiausia planeta, kaip mes žinome. Net nežinau, kad laikrodis irgi surištas su planetom, su viskuo kartu. Taip, tai yra tas pats zodiakas, iš esmės. Įdomu. Gerai, toliau sekantis labai svarbus skaičius, tai yra likimas arba karminis skaičius. Tai mes gaunam, kai sudedam visą gyvenimo datą. Ir jisai irgi reikia sudėti iki to, kad būtų vienas skaičius, taip? Taip. Iki vieno skaičiaus. Reiškia, visa data sumuojam iki tol, kol mes gaunam vieną skaičių. Ir tas likimas ką mums duoda? Likimo skaičius, reiškia, jis be abejo, kad abudu skaičiai veiks mūsų gyvenimą, per visą gyvenimą veiks ir tas skaičius, ir sielos skaičius džyvos, ir likimo skaičius, tai yra karminis skaičius. Bet labiau antroji gyvenimo pusė pasireikš reiškia, karminis skaičius. Antroji pusė daugiau pasikeis. Po 36 apie 40 jau daugiau įsijungs karminis skaičius. Tai yra, mes pradedam, tarkim, nuo sielos skaičiaus, tai yra, su kuriuo mes gimėm, gimimo dienos skaičius, o užbaigiam ties karminiu skaičiu. Tarp jų dar yra dar vienas svarbus skaičius, dharmos skaičius, tai yra per ką. To dharma, galima būtų tokį vertimą padaryti, tai yra kaip pareiga, tai ką žmogus privalo daryti. Per ką jisai, reiškia, per ką jisai pasieks kažkokių tai savo tikslų ir link likimo skaičiaus. O tada dar noriu paklausti, žiūrėk, pas kai kuriuosgi gali tai būti, kad visi skaičiai kartojasi, o pas kitus du gali kartotis, o pas kitus visi skirtingi. Ir ką tai vat irgi duoda? Jo, teisingai pastebėjai, jeigu datoje yra 3 arba daugiau besikartojantys skaičiai, tai jie ryškiai pasireikš žmogaus gyvenime. Dėl to skaičius, tarkim, ar tai sielos, ar tai karminis gali būti, reiškia, vienoks skaičius, kitoks skaičius, bet jeigu mes turim horoskopę 3, 4, ten, tarkim, 4 vienetukus, tai žmogus turės labai daug lyderiškų savybių savyje. Ir taip toliau, taip. Kuo daugiau. O kaip tu sakei, vienetukas, tai reiškia, kaip ten Saulė, tai Saulė vienetukas, tai jisai yra lyderis, dėl to, kad jisai ir užima daugiausiai vietos. Taip, jisai pirmas, jisai šviečia visiems. Reiškia, nepriklausomai, jisai šildo ir, taip sakant, džiugina mus visus. Aš beje dar norėčiau pasakyti, kad, mes žmonės gimstam, tai yra mūsų sielos įgauna šitą kūną, ar ne, kaip pilną automatą. Mums nereikia rūpintis ten, kad širdis ten dirbtų, ar ten kraujospūdžių, ar ten dar kažko, tai kvėpuojamės irgi automatiškai. Ta prasme, kai mes einam miegoti, tai kaip, tarkim, kaip mirtis, ar ne, tai suprantama. Tai ta gimimo data, tarkim, kaip yra pagaminimas, telefono pagaminimo data, jis turi savo numerį, taip ir mūsų kūnas, mūsų siela įgauna šitą kūną, kuris turi pagaminimo datą, kada jis buvo pagamintas ir išleistas į gyvenimą su savo, taip sakant, laimingu bilietu. Tai yra tas skaičių
skaičių junginys mūsų gimimo datos. Aš dar norėčiau taip pasakyti, kad žmonėm, jeigu kažkas, kurie mūsų žiūri, gali parašyti savo, pavyzdžiui, gimimo datą, kuriem labai įdomu kažką sužinoti ir Gintaras galės trumpai pasakyti, ką tie skaičiai reiškia. Jeigu kažkam įdomu, parašykite komentaruose. Jeigu kažkam bus neaišku, tai būtinai rašykit klausimus, atsakysim. Kiek mes čia turėsim laiko, aš jau matau, labai tirpsta, tiesiog tirpsta laikas, o norėjosi duoti kažkokius tai pamatus, kad žmogus pažiūrėjo. Aš netgi, žiūrėk, matau, jau žmonės rašo 19, aš galiu netgi pabandyti sudėti, pavyzdžiui, 1960, ne? Koksai skaičius ir ką reiškia, pavyzdžiui, žmogus. Aš noriu pasakyti, kad 0 tai yra tuštuma, ar ne? Tai jeigu mes turim skaičius, tarkim, 10 žmonės, kurie gimė 10, 20, 30 dieną, be abejo, ten yra 0. Tai 0 nunulina. Na, tarkim, kaip alegorija galėtų būti tokia. Tarkim, dirbu ties kažkokiu tai darbu darbe, ateina viršininkas ir sako, viskas, nebereikia, mesk šitą darbą. Arba mes gyvenam su partneriu, vyras su žmona 30 metų, galų gale dirbam ir po to sako, ne, skiriamės, ar ne, ir viskas nusinulina. Taigi, aš dabar matau 1960 ir 17 diena 11 mėnesio, aš suprantu. Jeigu diena 17, tai 8, tai čia būtų, tai būtų 8. O tai ką reiškia žmogui tą gimimo, tas sielos skaičius 8? 8 šiaip sunki karma, bet čia, kadangi dalyvaus ir vienetas, ir septynetas, tai vienetas turi lyderiškų savybių, septynetas kietų, jis yra daugiau toksai atsiskyrėlis, surištas daugiau su mistika, tai yra mistinis skaičius, ir bendroji sumoje turim 8, Saturną, Šanį. Kaip jie dažniausiai būna darboholikai, tai žmonės darboholikai pirmoje eilėje, išmintingi, brandus, atsakingi, čia iš pozityvių charakterio bruožų, dori, bet jie iš esmės 8, tai žmonės gimė grinai po 8 ženklo, ar ne? Gal šnekėsim konkrečiai apie 8. Po 8. Jie jau gimsta tokie vaikai, būna kaip senukai, išminčiai. Nes pats Saturnas tai jis yra, reiškia, šlubas, kuprotas, apdryskęs, jis yra skėtas, kadangi jo šeima nepriėmė, tai jis toksai yra. Nu ir geriau su jais nesipykti, tiesą pasakiu. Jie turi lyderiškų savybių beje, labai atsakingi, kieti žmonės, tiesiog galima pasakyti kieti žmonės. O čia labai dar irgi rašo vieni, kad o jeigu 9 datoje? 9, galim trumpai pašnekėti ir apie Mangalą, tai yra apie Marsą, ar ne? Marsas tai yra, bet kokiu atveju, tai yra generolas, tai yra karys, tai kažkuo panašus į avino ženklą, jam reikia su kažkuo tai konkuruoti, įrodyti save, laimėti, gauti medalių, jais didžiuotis. Jie kaip drąsūs, didvyriški, nuoširdūs, mėgsta meilę laisvę, tiesmukiški, jie viską sako tiesiai į akis. Beje, noriu pasakyti, kad numerologiją mes čia dabar tyrinėjam, kaip yra, numerologija mums pasako daugiau ar mažiau iki 30%, bet iš tikrųjų viskas šitas tikrai stipriai dirba, bet jeigu mes norėtume pasižiūrėti į žmogaus likimą iš arčiau, giliau ir išsamiau, tada reikalinga astrologija. Bet be abejo, kad numerologija, astrologijos yra kaip jaunesnė sesuo, ar tai brolis, galim taip sakyti, tai neatsiejama. Numerologija be astrologijos neatsiejami dalykai. O dar aš trumpai čia, žinai, noriu pertraukti, čia rašo, klausia, jeigu datoje daug nulių, nes kaip tik žmogus vienas parašė, 2005 metų sausio mėnesio, sausio 1 diena, tai taip labai įdomiai, 1, 2, 3, 4 nuliai datoje, 2 vienetai, 0, 1, 0, 1, nu tokie labai įdomi. Taip iš karto, reiškia, dar kartelį aš perklausiu, kadangi gimė sausio 1. Sausio 1, 2005 metų.
Sausio 1. Nu tai vat galima sakyti, jeigu tai yra 2000-ųjų. 2005 sausio 1. Na tai žmogus dar ganėtinai jaunas, dar sakyčiau. Tai va, jeigu, kad taip neišsibarstyti, bet trumpam pasakysiu tokią dalyką, kad tie žmonės, kurie gimė iki 2000 metų, reiškia pas juos visus yra dato gimimo vienetas, tai yra 1000, ar ne, ir 9, ir vienetas, ir devynetas. Tai žmonės gimė dar 20 amžiuje, jie visi turėjo ir turi lyderiškų savybių. Tie žmonės, kurie gimė po 2000-ųjų, jie bus daugiau linkę prie, reiškia, mėnulio energetikos, jie bus minkštesni, bus truputėlį kitokia energetika, neturės tiek lyderiškų savybių. Tai skirtumas, tarkim, tarp kartų, netgi taip pat tas jausis. Kad, čia aš kaip suprantu, jeigu čia sausio 1, tai vis tiek tų vienetukų turi, tai dar kažkiek turės lyderiškų. Apie tai kalba, kad jeigu tai sausio 1, tai aš manau, kad vaikystėje turbūt buvo vaikas, kuris norėjo, kad aplink jį suktųsi pasaulis, jam turėjo būti savo erdvė, be abejo, lyderiška savybė, ta prasme, jisai norėjo būti centras šeimoje, kad jį visi kreiptų dėmesį, jo žavėtųsi ir panašiai, nes jie ganėtinai individualūs, bet vienetukas turi tokią savybę vystytis. Viena iš pagrindinių tai, kad vienetai tikrai vystosi, turi lyderiškų savybių, kaip jau minėjau, reiškia mėnuo, sakei, sausis. Vėl turim vienetą, tai va, 2 vienetai, tai reiškia žmogus turi lyderiškų savybių. Jeigu dabar sudėti ir sausio 1, sausis yra vienetas ir diena 9 gaunasi bendras skaičius. Bendras 9, tvarkoj. Tai dabar dharminis skaičius per ką, tai reiškia dharminis skaičius yra 2, 2 yra mėnulis, tai yra per ką, per tokią daugiau moterišką rūpesčio energetiką, tai yra žmonės jautrus, švelnus, ramus, tai reiškia vystyti savyje tokias motiniškas savybės. Tai reiškia vienetukas yra lyderio savybė, dvejetukas yra motiniška rūpestis savo vaikais, tai taip pat kitais žmonėm. Tai turime vystyti motiniškas savybės, o devynetas tai taip, kažkuria prasme būti generolu, taip sakant, su vėliava eiti į priekį, vesti paskui save. Vienetukas taip pat yra, taip sakant, vienas pats vesti paskui save kitus. Dvejetas, jisai turi omeny, kad tai yra antras po kažko tai, kadangi mėnulis atspindi saulės šviesą, tai bet kokiu atveju 2 tai yra paskui kažką. Ir jau karminis skaičius 9, tai vystyti Marsą. Dar norėjau pridurti, kad mes turim 3 gūnas, kokiose mes gyvenam. Tarkim, dėl to pačio Marso, galėčiau pasakyti. Žmogus, kuris turi daug, o Marsas tai yra agresyvi, vyriška energetika. Tai jeigu žmogus turi daug devyniukių, ar tai jisai gimęs 9, turi minį arba sielos skaičius, arba karminis skaičius 9, reiškia žmogus kaip panaudos tą energiją. Reiškia, galima eiti ieškoti laukia kažkokių savo priešininkų ir su jais kautis, taip sakant, muštis, liaudiškai šnekant, tai būtų toksai tamasas ar ne, radžasas arba žmogus gyvenantis aistroj, jisai tarkim užsiims sportu, sieks kažkokių tai pasiekimų sporte, kad gauti medalių ir taip toliau. Ir jeigu imti dar aukštesnį pakopą, satvą, tai tokiu atveju žmogus su tokia pozicija galbūt eis į ugniagesius, į policiją, padėti kitiems žmonėms, saugoti juos, nes devyniukė dar turi tokią, reiškia, satvinę savybę apsaugoti kitus žmonės, reiškia, silpnesnius ir taip toliau. O dar, žinai, toks klausimas yra, kad sveiki, girdėjau, kad ypatingi žmonės, kurių likimo skaičius 3 lygų 6, kuom jie ypatingi, mano likimo skaičius 3 lygų 6, sielos skaičius 6, dharmos 9. Tačiau aš nesijaučiu nieko ypatinga, tik gerą nuojautą turiu. Pati manau, kad gyvenimas mano nenusisekęs, nes
nei karjeros, nei asmeninio gyvenimo, nei turtų. Ką patartumėt? Mano data 68 metų, 03.15. Taip, aš gal dar užsirašysiu, kad man būtų tiesiog galvoje laikyti vieną, o Jo. 68. 1968 03.15. 15. Mhm. Tai vat, kaip ir suprantu, 1 ir 5 tai 6, 03. Nu, kadangi, sakyčiau taip, kadangi, 15 tai yra lyderiškos savybės, ar ne? 5 yra Merkurijus, Budhė, 5 duoda intelektą, kelionės, žingeidumą, prekybą, tai žmogus galėtų būti surištas visų pirma, tai galėtų būti ir su prekyba, 6 taip pat, 6 apskritai, na gerai, tarkim, 5, tai yra ir turiuomenį, kad lyderiškos savybės, plus tai bus plus surišta su intelektu, galbūt su prekyba, 6 išeigoje, ką mes turim, 6 daugiau surištas su komfortu, su santykiais. Greičiausiai žmogus, pas kurį yra 6, pas juos yra didelė problema santykiai, kadangi žmonės yra labai užsiciklinę ant santykių. Ta prasme, jam biškai sudėtinga su santykiais, aš taip suprantu, ne? Ne, tiesiog, kaip pasakyti, pavyzdžiui, jeigu mes šnekam apie vienetuką, tai jam gerai vienam pačiam su savim, iš esmės. 5 jis taip pat yra daugiau surištas su intelektu ir jam, jisai yra kaip vaikas, jam santykiai taip pat nėra svarbus. Gal galim tik tai pereiti gal dar sekančią skaidrę, aš turiu minį dabar konkrečiai norisi atsakyti ir klausimą ir klausimas ganėtinai didelis ir jį taip vat šitam streame taip mes jau ir laiko turim mažukokai, kad Tai aš suprantu, galėtų kreiptis į tave asmeniškai, parašyti tau į Vediją puslapį. Taip, ir tada gali konkrečiai kreiptis ir taip, nes astrologija dar ne viską nuodugniai parodo, ta prasme. Numerologija. Tai yra numerologija, astrologija, tai taip, o dabar mes tiesiog stoko laiko, kad Jo, tai jeigu toliau eiti, tai bet, žiūrėk, kaip aš matau to skaidai, tai kiekviena planeta turi tam tikrą skaičių, bet ir spalvą. Ir, tai netgi apie tą spalvą. Aš kai šiandien apsirengiau geltonai, tu netgi pasakai, teisingai apsirengi, kad šiandien geltonai. Taip, kadangi ketvirtadienis yra Jupiterio diena, šią dieną ypatingai moterim tas yra palanku, kadangi jinai pamalonina tą dievybę, tai yra pamaloninimui Jupiterio. Jupiteris beje, jis atsako už vaikus, už pinigus, už išmintį. Tai yra vienas palankiausių energijų, palankiausia planeta. Tai kiekviena planeta be abejo turi savo spalvą, kiekviena planeta turi savo savaitės dieną, tą, ką mes matom šitoje lentelėje. Kiekviena turi savo transporto priemonę, tai yra gyvūnas, pavyzdžiui, Saturnas šanis, jo reiškia, transporto priemonė yra varnos, tai yra sanskrite kakulis, tai tarkim, tarkim, jeigu šiuo atveju šnekam apie ketvirtadienį, tai Jupiterio spalva yra geltona, jeigu mes norim pamaloninti Jupiterį, tai ketvirtadieniais palanku, reiškia, jeigu žmogus turi kažkokį altorėlį ar kažkokį tai šventą paveikslą, tai ypatingai Jupiteriui gali ant altoriaus pastatyti ten, tarkim, geltonos spalvos vaisių, tai yra ten bananų, ar ten apelsinų, oranžinė spalva taip pat tinka, auksinė spalva taip pat tinka, tai pamaloninimui to ir pasakyti Jupiteriui, kad, reiškia, pranešti garsiai visatai, kad žmogus taip ir, nes noriu dar pridurti, kad labai dažnai žmonės yra tokies, kaip santykiai, ar ne, tu pirmai duok man, tada aš duosiu tau, ar ne, tai visata dirba truputėlį kitaip. Jeigu mes norim kažką tai gauti šiam gyvenime iš visatos, kad mūsų aukštesnės jėgos
pagelbėtų, tai tokiu atveju pirmai mes turim duoti jiem, o tada jau jie mums duos atgal. Tas nedirba atvirkščiai. Saulė neateis pas mus tiesiogiai į namus, tai va, o tas dievybės mes galim pamaloninti ir jos visada atsilieps. Jeigu mes nuoširdžiai tai darysim, tikrai atsilieps. Bet aš suprantu taip, kad kiekviena ta diena, kur pašta spalva, tai tą dieną palanku tiesiog rengtis tą spalvą, nors kažką turėti mažo. Galim dar kartelį trumpai bent jau prasėti per planetas, tai Saulė dar pasikartosiu yra Surya, Mėnulis yra Čandra, reiškia, kaip ir sakiau, jisai turi, reiškia, 20, ten yra įdomus dalykas, kodėl Mėnulis yra toksai. Kadangi Mėnulis, jam labai patiko Rochinė mergina, kuri buvo vardu Rochinė. Tai yra žvaigždynai iš esmės, tai prasme, perkeltinė prasme. Tai reiškia, ir kai jis ją labai susižavėjo, bet Rochinė turėjo jos 27 seserys. Ir tada tėvas Čandrai, reiškia, liepė, jeigu nori turėti žmonose, reiškia, Rochinį, turi vesti visas 27. Ir kada Čandra sutiko, jis vedė, bet jis pastoviai užsilaikydavo pas Rochinį, pas kitas neįdavo. Kitos seserys supyko ir pasiskundė tėvui, ir tėvas į Mėnulį Čandrą prakeikė, pasakė, viskas, tu dabar, reiškia, prakeiksmas. Čandra žiauriai jo prašė, kad jisai atsiimtų savo prakeiksmą, ir tėvas pasakė, jis negalėjo atsiimti prakeiksmą, bet sušvelninti jį galėjo. Jis pasakė, kad pusę mėnesio tu sirgsi, pusę mėnesio tu sveiksi. Tai mes ir matom danguje, ar ne? Pusę mėnesio Mėnulis auga, pusę Mėnulis dyla. Tai čia būtent su ta legenda taip ir susiję. Taip, būtent, mitologija, sakykim, taip, kaip čia dar klausimas, kaip čia yra su ta mitologija. Bet gerai, kažkaip tai turėjome. Sekantis yra Jupiteris, gūrų, ką vertimas būtų, gūrų reiškia sunkus, sunkusis yra nuo žinių. Tarkim, aš apsunkau per 6 metus nuo žinių, dabar jas išsikraunu, jums duodu. Arba dar kitaip Brihaspati. Be abejo, Jupiteris buvo toks atvejis, dar gal pasakysiu, kad jie kartais būna nepastebimi. Gimę žmonės po 3-tukų, jos būna kartais, jie daug dirba, daug investuoja save, taip sakant, į darbą, o jų nepastebi. Tam yra paaiškinimas, kada buvo didelis balius ir dievų karalius Indra, taip sakant, jisai, kai Brihaspati gūrų atėjo į tą šventę, reiškia, Indra apsimetė jo nematantis, ir tada, reiškia, Jupiteris pamatė šitą situaciją, reiškia, nusivylė ir išėjo iš tos vakaruškos, taip sakant, iš to baliaus, ir viskas, ir sėkmė nusisuko nuo dievų. Tai va, tai tas pasireiškia žmonių gyvenime, kad pas 3-tukus jie kartais būna tokie nepastebimi. Jo, mums jau laikas spaudžia, mes gal tas mitologijas labai faina, bet mes dar porą skaidrių, aš kaip suprantu, turim, kurias norėtum parodyti. Aš turiu menį, dėl skaidrių aš jas įdėsiu į Vedijos puslapį, įdėsiu visas skaidrės, tą, ką mes pašnekėjom, nežinau, jeigu to bus maža, galbūt mes kažkaip kažkada pakartosim, o pačią prezentaciją, tai aš ją įdėsiu į Vedijos puslapį, žmonės, kam reikia, galės šiaip pasiskaityti, ar prasisiųsti, ar nusikopijuoti, bet kokiu atveju aš tą prezentaciją įdėsiu ir savo žiūrėkit, turėkit, dalinkitės ir taip toliau. Ir dar noriu pasakyti prie to pačio, jau mes jau pradėjome apie tai kalbėti, kad jeigu kažkas nori gauti konsultaciją, tokią gilesnę, numerologinę ar astrologinę, tai gali kreiptis į Gintarą tikrai, ir tie pirmi 3, kurie kreipsis, sakysim, gali per mane rašyti arba tiesiai į Vediją rašyti. Tai konsultacija 2 valandų gaus už 100 eurų ir tikrai labai giliai, sakysim, galės apie save daugiau sužinoti. Tai prašom kreiptis į Gintarą. O dabar galim dar toliau tęsti. Jo, ir dar čia sekantis skaidrė, ką mes šiek tiek kalbėjom apie skaičių energetiką. Tai
dvejetas, tai yra Mėnulis, ar ne, ir Venera. Na, Venera apskritai yra kaip meilės planeta, ar ne, tai jos abidvi ir dvejetas, ir šešetas, jos yra turi moterišką energetiką, vyrišką energetiką, tai yra Saulė vienetas, Jupiteris 3, Saturnas 8 ir Marsas 9. Belytė, na, kadangi tai yra Merkurijus, Budhi, Belytė, jam nėra, jis dar vaikas, jam dar nėra svarbu santykiai. Na ir ką mes dar paskutinę turim, tai yra mistinė, 4 ir 7. Tai tie skaičiai daugiausiai surišti. Beje, noriu pasakyti, ar žmonės gimė, pas kuriuos yra 4 arba 7, dažniausiai būna tokie, kaip sakant, 2 keliai. Į kairę eisi, reiškia, prasigersi, eisi į dešinę, užsiimsi jogą, tapsi išminčiumi. Tai, taip sakant, jiem yra toksai kaip ganėtinai didelis pasirinkimas, ganėtinai sudėtinga energetika ir 4 ar 7, labai stipri, jos žmonės dažniausiai sunkiai supranta, dažniausiai jeigu mes šnekam su žmonėm, pas kurios stiprus 4 arba 7, tai sunkiai suprantami aplinkiniam žmonės. Nu, pavyzdžiui, pas mane yra daug 4, tai aš suprantu, mane ne visi supranta. Gal turbūt. Nors 4 tai ganėtiškai stabilus, praktiški, įsižeminę, jie disciplinuoti, moka generuoti idėjas, jų labai daug. Čia pozityvi, aš šneku apie pozityvės. Be abejo, kad prezentacijoje bus aprašas kiekvieno skaičiaus, pozityvios ir negatyvios savybės. Aš noriu pasakyti, kad tai nėra totaliai, fatališkai viskas, reiškia, bet savyje tikrai, jeigu mes pažvelgsime į save, į savo charakterį, kodėl mes taip ar kitaip elgiamės, tai tikrai pamatysim daug ką, daug sąsajų. Taip, aš irgi matau, kad ne vieną kartą, kad tai, kad tu pasakoji ir kalbi, kad aš savyje randu ir matau ir tikrai. Noriu pridurti, kad kokia prasmė būtų studijuoti mokslus, tarkim, 6 metus, mokėti pinigus ar ne, eikvoti savo tokį brangų laiką, kurio nenusipirksi ir iš niekur nepaimsi, ir tas dalykas nedirbtų. Tai tokiu atveju, sakyčiau, kaip beprotis. Dar prie beprotiškumo. Tai pagal vedų kultūrą, tai ir buvo žmonės, reiškia, žmogus žinantis labai daug aplinkoj, bet nežinantis, kas jis toks, nežinantis nieko apie save. Tai reiškia, jis nepilno proto, jeigu jis nieko apie save nežino, viską žino tik aplinkui. Tai šitie visi mokslai iš tikrųjų tam ir skirti, tam, kad mes būtume harmonijoje su savim. Tai aš bet kaip tu sakai apie tos skaičius, tai netgi žinant, sakysim, kokia mėnesio diena, ar irgi jau gali daug ką nuspręsti, sakysim, irgi taip, žinodamas, sakysim, kokia energetika. Ką mes šnekėjom, 2 pagrindiniai skaičiai, ar ne? tą sielos skaičius, su kuriuo mes gimėm, ir karminis skaičius, prie ko mes turim prieiti, vystyti, puoselėti, vystyti dar, kad jisai labiau pasireikštų. Na ir harminis be abejo per ką. Ai, o dar prisiminiau, tu dar sakai, kad apie mūsų... Ai, va čia draugai priešai. Pertraukiau. Tai jo, kad dar apie šituos metus, kad kažkaip tai irgi galima pasiskaičiuoti. Galima, jo, va čia šitoj skaidriai yra surašyta, vėlgi pasikartosiu, kad tai yra ne taip, kad jau žiauriai viskas. Reiškia, jeigu priešas, tai reiškia visiškas priešas. Ne, žmonės ateinantys į mūsų gyvenimą su kažkokiais, tai tarkim, kur priešiškas numeris su priešišku, jis duoda, reiškia, yra kažkas neatidirbta toj vietoj. Tai reiškia kaip ženklas, jeigu žmogus mano gyvenime pasirodė, tarkim, su 4,
Tai reiškia, kažkur pas mane netidirbtas skaičiaus 4 kažkokias tai savybės. Ir ten reikėtų pasigilinti. Jeigu čia priešiška planeta, o jeigu draugiška, tai tada viskas gerai, ne? Jeigu draugiška, tai reiškia gerai, tai reiškia su patie patys žmonės ir taip toliau. Tai aš turiu menį, pati skaidrė, gal patys galėsit pasiskaityti, yra planetos, yra kokios draugiškos, kokios priešiškos, kokios neutraliai. Kadangi yra 2 grupės, reiškia, pirma grupė draugiška tarp savęs yra Saulė, Mėnulis, Jupiteris, Marsas, antra grupė yra 4, 5, 6, 7, 8. Reiškia, nesikartosiu pagal planetas. Ir ką dar sakantį, dar mes ką norėjom pasakyti, galima išskaičiuoti savo asmeninį einamų metų skaičių. Tai reiškia... Tai ką jisai duoda tas skaičius, dar norėčiau paklausti. Šie metai, ką mes turim, tai yra 2024 metai. Jeigu redukuoti, sudėti į vieną skaičių, mes turim 8, ar ne? Tai va, einamieji dabar metai, tai yra 8. Tai šiaip pasaulį šį veikia Saturno energetika. Mes va šie metai ganėtinai sunkus, sakyčiau, ar ne? Tai va ta Saturno energetika iš tikrųjų juntama. O asmeniniai metų skaičių paskaičiuoti, tai galim prie metų skaičiaus, reiškia prie 8, pridėti savo mėnesio ir dienos sumą. Reiškia, pavyzdžiui, pas tave tu gimusi 31, tai yra 4, ir mėnuo yra 1, taip, mes turim 5, 5 plus 8, turim 13, taip? 13. Gaunasi 4. Taip, gaunasi 4. Tai reiškia, šių metų skaičius tavo asmeninis yra 4. Tai ir vėl tada mes žiūrim pagal planetą ir vėl žiūrim, ką tas 4 reiškia, taip? Taip, ir beje dar noriu pasakyti, kad įsijungia horoskopas, šiek tiek įsijungia po gimimo, kai mes atšvenčiam savo gimimo dieną, iš tikrųjų, tada prasideda metų ciklas. Reiškia, mano asmeninis, sakysim jau tada. Taip, kiekvieno asmeninis, aš turiu menį, ir savo asmeninį metų skaičių, galim paskaičiuoti pagal šitą techniką ir žinoti, kokie šie metai. Ir iš tikrųjų tas ganėtinai stipriai veikia. Tai pavyzdžiui, jeigu dabar pas mane 4, tai ką reikštų man šie metai? Daugiau užsimti, ką tu ir darai. 4 atsakingas už tai, ko nėra iš esmės, ar ne, to, ko mes negalim pačiupinėti. Internetas nėra tai, ką mes galim pačiupinėti. Tai yra plus, reiškia, užsienis, tolimi kraštai, surišta su inovacijom, taip pat su meditacija, su joga, su ezoteriniais mokslais. Tai vienu žodžiu, viską panašiai, ką aš dabar darau, tai tiesiog tavo šie metai bus visi skirti daugiau į tą pusę. Nes aš tikrai socialinius tinklus mokiausi, kaip tik, irgi kas neapibrėžta yra, čia kažkaip labai... Tai beje, pas tave ir prasidėjo startas, ar ne? Nuo sausio mėnesio panašiai tu turbūt ir pradėjai daryti streamus. Anksčiau. O dar čia klausimas, ar santuokos data irgi labai svarbi partnerystėje? Pati santuokos data, ne, čia daugiau gal astrologija žiūrėti. Aš turiu menį suderinamumą, jeigu mes žiūrėsim suderinamumą, kadangi mes pagal tai, ką aš čia dabar papasakojau, mes galim pažiūrėti, kaip mes deram vienas kitiem. Aš turiu menį, labai geras variantas, jeigu jūs pasimtumėt atskirą popieriaus lapą, pasirašytumėt savo vardus, ar ne, ir toliau pačius artimiausius žmonės. Ar tai bendradarbius, šeimos narius, vaikai, tėvai, tetos, dėdės ir taip toliau. Karmenijų skaičių ir sielos skaičių. Ir pamatyti, kokių skaičių daug, su kuriais sutarė žmogus, su kurie ne. Kaip ir šnekėjau, jeigu kažkokie skaičiai ateina žmonių į gyvenimą ir su jais mes nesijaučiam komfortabiliai, tai tokia atveju pas mus kažkas nepradirbta tos energetikos. Dar norėjau pridurti, dėl suderinamumo, tai čia rimta astrologinė konsultacija. Dėl suderinamumo. Reikia kreiptis konkrečiai tave dėl to. Taip, bet aš turiu menį, numerologija yra tas mokslas, kuris nereikalauja labai daug žinių.
Mes už karto tik susipažinę su žmogum, žinodami jo gimimo datą arba gimimo dienos, gimimo dieną, jau dieną pasiklausti, tai tikrai yra normalus dalykas, ar ne, pasidalinti tokiom žiniom. Mes iškart galim matyti, galim pasižiūrėti ateitį, o kokiegi bus mano santykiai su tuo žmogum. Tai yra tokia greita, užkart, kur tu gali praanalizuoti, su kuo tu turi reikalą, su kuo tu kalbėti. Aš suprantu, tą skaidrę, kur ten yra draugiški, nedraugiški, va gali iškart pasižiūrėti. Taip, ten daugiau pagal tai matys kokios energetikos, ar jos yra labai priešiškos, ar draugiškos ir taip toliau. Tokį pirminį analizę mes galim padaryti ateičiai, kaip tai bus. Na, tarkim, tas ganėtinai aktualu, aš turiu omeny darbuotojas, einant kažkur tai darbintis arba priimant į darbą, ar tam kolektyvė susikalbėsi, ar ne. Aš turiu omeny tas taip pat. Mes turim per daug trumpai laiko, kad atrodė, kad išeis daugiau papasakot. Jo, nes jau valandą daugiau kalbam, tai jau kažkaip reikėtų po truputį mums baigti. Aš tai dar norėčiau tavęs paklausti, jeigu, sakysim, giliau sužinoti apie tą skaičių reikšmės, tai va būtent tiesiog reikėtų parsisiųsti, pasižiūrėti iš tavo Vedijos puslapio būtent tą visą prezentaciją geriau. Tai tada žinotų, ką kiekvienas skaičius reiškia ir ką jisai duoda, ane? Aš turiu omeny, čia šitoj prezentacijoj sudėtos pamatinės žinios. Be abejo, kad numerologija yra kur kas platesnė. Astrologija. Prašau? Astrologija platesnė. Ne, aš turiu omeny ir numerologiją, turiu omeny, jinai turi kur kas daugiau technikų ir daugiau paskaičiavimų, daugiau technikų yra, galima dar plačiau tai vystyti, bet čia yra pats pagrindas, tai yra pats pamatas, pats fundamentas. Esminis dalykas tai yra planetų suvokimas, kokios tai yra asmenybės, kokios jos turi charakterį ir iš to tada toliau visi kiti mokslai. Aš dar norėčiau paklausti tavęs vieno dalyko. Tu jau tiek daug visko žinai, o jeigu atsirastų norintis pas tave mokytis, ar tu padarytum kažkokį tai kursą, ar irgi, sakysim, numerologijos bent jau? Nes tu tikrai labai daug žinai. Beje, buvo tokia idėja padaryti kažkokį vastų kursą. Iš tikrųjų, kodėl? Visų pirma, todėl, kad man pačiam tai aktualu. Tai intuityviai, aš turiu omeny, tas likimas mane už rankutės vedė per gyvenimą ir tai dabar galiu atsekti ir pamatyti, kaip tas likimas, ar visata, ar Dievas, ar kaip mes tam vadinsime, kaip tas eina per gyvenimą. Turiu omeny, tai mano horoskopė yra pozicija tokia, daug nesusipratimų su gyvenama vieta. Tai tokių žmonių tikrai yra daug su tokiom pozicijom. Ir žmonėm tikrai reikėtų žinoti, kadangi ir sveikata, ir mes ateinam namo pailsėti. Ir jeigu ten yra neharmoningai viskas išdėstyta, ne pagal stichijas, automatiškai atsiras lygos. Tarkim, kaip paprastas dalykas, ten, kur turi miegoti šeimininkai, tarkim, tos erdvės, o ten apgyvendinsim vaiką. Tai tokiu atveju vaikas vadovaus visai šeimai ir tėvam vadovaus. Jisai bus šeimininkas. Tai va tokie dalykai. Arba kažkur tai, tarkim, viryklę pastatėm, kur ugnies stichija, o mes jį pastatėm į vandens stichiją. Turėsim bėdų. Turėsim bėdų su skrandžiu, su suvirškinimu, kadangi saulės energetika tai yra ugnies energetika, jinai atsako ir už virškinimą, ir už sveikatą, už tėvą, beje, kaip ir mėnulis už motiną. Nespėjau pasakyti labai daug dabar, bet iš to, ką nepasakiau, kadangi pradėjom šnekėti apie 10, 20, 30. Tai labai dažnas, ką matau, tai tarkim, vienetukas yra su tėvu, tai ryšys su tėvu, kadangi aš gimęs 10 dieną, tai mano tėtis paliko šį gyvenimą ganėtinai anksti, 52 metų, tokia netektis. Saulė taip pat yra surišta su regėjimu. Kodėl fotografija? Vat vienetukas, saulė šviečia fotografija šviesa ir džiotiš yra šviesa. Tai va toks ryšys. Ta, ką aš dabar šneku, tai pas mane, tarkim, karminis skaičius 5.
penketukas, kaip sakiau, Merkurijus, kuris atsako už mokymasi ir mokymą, už intelektą, tai tas ir vyksta. Ir vat kaip tik turi pradėti mokyti kitus, aš suprantu, ne tik mokytis, bet ir mokyti. O dalintis žiniom, tai yra mokytis ir dalintis žiniom. Ir aš atsimenu, dar mes kažkada kalbėjom su tavim, kad va tie skaičiai tai ne tik gimimo dato yra svarbus, bet netgi yra pagal būto numerį, pagal mašinos numerį irgi. Tai va irgi visi tave gali irgi kreiptis, irgi netgi pagal tai irgi, daug galima pasakyti. Noriu pasakyti, kad va, tą, ką aš šnekėjau apie nulius, ar ne, vienetukas, tai va 20-tukas ten nulis, tai gali būti problema su mama, su psichika. Trejetukas 30, tai yra su nuliuku, kaip taisyklė labai dažnai išyrusios šeimos, arba tėčio nėra, arba išsiskyrė, arba dar kas nors, bet kažkokie tai toj vietoj vat, yra nesklandumai. Ką mes čia truputėlį grįžtam atgal? Jo, kad ir būto... Ką mes norėjom pasakyti. Tai va, tarkim, numeris būto arba namo, kur mes gyvenam, tas numeris taip pat veiks energetiškai mus. Tai turiu menį, pa žmonės, pas kuriuos būto namo numeris yra su nuliais, tai tie nuliai neveiks gerai. Tiesą pasakius, kaip upaja, mes galim padaryti taip, kad tos nulius tiesiog pašalinti. O ką žmonėms, kaip suprast, ką reiškia? Kažkuria prasme, tada ta energetika neveiks taip stipriai, bet turiu menį, veikia viskas. Jeigu jūs pasižiūrėsite savo telefono numerį bendrą, jeigu dar nepaminėjau apie vardą, nes vardą taip pat galima išskaičiuoti iki vieno skaičiaus, čia tik tai tiek, kad kaip mes turim abėcėlę nuo A iki Z, ar ne, tai mes tiesiog, vat, pradedant nuo A raidės A vienetukas ir toliau visos raidės iki devyneto, ir tas eina ratu po 9. Reiškia, pagal raidės mes galim vėlgi susiskaičiuoti, koks mūsų vardo numeris ir ar jisai yra harmoningas su sielos ir karminių skaičių. Oi, aš tai suprantu, žinai, tave beklausant, aš jau taip norėčiau vėl pas tave ateiti ir dar kartą įsigilinti daug. Aš manau, kad beklausydami ir mūsų žiūrovai, ne vienas norėtų į tave kreiptis, nes tu tiek turi žinių, kad, ta prasme, apie save daugiau sužinoti. Tai dar kartą kviečiu visus, kas daugiau nori sužinoti apie save, išgirsti. Vieną ką skaičių, kas reiškia, kaip veikia jūs. Tai tikrai kreipkitės į Gintarą, jis tikrai labai gilios žinios ir jisai skirs jums laiko, jūs pasakysit savo datą, pasakysit, ko norite, tai aš manau, kad tikrai, sakysim, daug galės sužinoti. Ir pabaigai, nes jau manau, kad jau tikrai kalbam, jau reikėtų kažkaip užbaigti. Gerai, Birutė, aš dar pridursiu apie numerologiją, yra puikiai knyga. Vaibos turite ją parašę, mano mokytoja, pirmoji, nepakartojama. Reiškia, vadinasi Karmičyskiai kod sudby, parašyta jinai rusų kalba. Bet ne Latvija, kiek žinau, ne? Jinai Latvija, taip, jinai gyveno Latvijoje. Reiškia, ta knyga laimėjo konkurse, pateko į 10-tuką geriausių knygų. Na, blagam yra, tai pasaulio gerovė, jinai pateko į 10-tuką geriausių. Tikrai puikiai knyga apie numerologiją, tikrai rekomenduoju paskaityti. Tikrai puikiai. O tai pabaigai? Ir pabaigai? Pabaigai kągi, belieka tik palinkėti visiems harmonijos būti su savim, su aplinka, klestėti visose gyvenimo srityse. O noriu dar plus padėkoti tau, Birutė, kad pakvietei mane į šį nepaprastą, nuostabų pokalbį. Ir tau taip pat klestėjimo ir sėkmės darbe, tavo siekiuose. Taip, ir visiems, aš irgi tą patį linkiu kaip ir tu, klestėjimo, ramybės, harmonijos visiems. Ir kas norite, dar kartą priminiu, kreipkitės į Gintarą, rašykite arba Vediją, Facebook'o puslapį, arba man asmeniškai, aš tada perduosiu, kas norite daugiau sužinoti. Ir visiems viso gero ir gero ateinančio savaitgalio. Sudie visiems.
Sudie.